Norime pristatyti mūsų gamybos karkasinę pirtelę, kurios ilgis yra 5,50 m, plotis yra 2,40 m. Ji yra pagaminta iš 10 cm pločio skandinaviškos medienos karkaso, apšildyta vata. Šioje pirtelėje sumontuota Harvey M3 krosnelė su išorinė pakura. Išorinė pakura sumontuota lauke. Tai labai patogus sprendimas, nesineša šiukšlės į pirties vidų, patogu įkrauti malkas. Fantastiškas sprendimas. Užeiname į pirtelės vidų. Šioje pirtelėje kliento pageidavimo sumontuotas didelis priešpirtis, kuriame patogiai jausis keletą šeimos asmenų. Galima sumontuoti minkštus baldus, galima sumontuoti kažkokius suolus, galima stalą, dar kažkokių įvairiausių sprendimų. Visą tai mes galime gyvendinti pagal jūsų norus. Dabar einame į pačią pirtį. Pirtie sumontuota, kaip minėjau, Harvey krosnelė, iškalta lapuočio dalylentė, gultai taip pat iš lapuočio medienos, reiškia padarytas slankiantis gultas, kad patogu būtų su vantom darbuotis ir kitą asmenį vanot. Taip pat padarytas LED apšvietimas po gultais, taip pat labai geras sprendimas. Pirtelėje padaryta paprastas atidarinėjimas langas. Po pirties procedūrų bus labai patogu išvedinti pirtį. Taip pat prie Harvey krosnelės mes sumontavome vandens bakelį, kuris yra 30 litrų talpos. Tai neatsiejamas dalykas, turint malkinę krosnelę, visada turite karšto vandens, o tas karštas vanduo pilamas ant akmenų, turite nuostabų garą viduje. Taip pat noriu priminti, kad ši pirtelė nėra kažkokia konstanta. Kiekvieną pirtelę mes darome skirtingai pagal kliento poreikius. Visą informaciją galite rasti užėję į mūsų tinklapį www.edjusta.eu.